Taip, sveiki. Trečiam kontroliniui paruošiau jums tokį strateginį žaidimą. Iš tikrųjų, čia dar to žaidimo nedaug, bet va, galima vaikščioti su klavišais, matot, maumukas keliauja. Taip, ir jam dabar baigėsi ėjimai. Nes parašyta moves left 0. Na, pažiūrim nuo pradžių, kaip čia viskas padaryta. Principas tas pats, kaip ir anksčiau būdavo su procesingu, reiškia išdėstyti objektai ir jie turi savo koordinates. Tik tais dabar yra tos koordinatės ant lentos. Nu, ne šachmatų lentos, bet panašiai. Toks tinklelis, matote, yra. Ir esmė, kad kiekvienas objektas yra kažkuriam langelėje. Čia matot, kaip pelę judinu, viršui rodo ir koordinates, ir taip pat rodo langelio, matricos langelio numeriukus. O dabar, pavyzdžiui, yra trečias stulpelis, antra eilutė, kaip matau. Tai stulpelis yra X, eilutė yra Y. Na ką, ir čia taip paprašyta, žaidimo lenta yra, kiek iš viso joje yra, koks jos plotis, koks jos aukštis, paskui yra kiekvieno langelio, reiškia, aukštis ir plotis, nes priklausomai ten nuo lentos gali gautis labiau suspausta, mastelis pakeistas vienaip ar kitaip. Pavyzdžiui, jeigu aš čia padaryčiau tik 8, nu, gautųsi biškai nesąmonė pala 17, atpadarysiu 25 kokius. Yes. Kažką netai paspaudžiau, sekundėlę, neklaus, o restart. O, matot, čia daug labiau viskas yra iš karto suspausta. Tai grąžinam atgal, ir čia ko. Taip. Ir yra miestai, kol kas jie yra 6, bet iš viso numatyta, kad gali būti 10, dar yra 4 tuščios pozicijos. Ir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Skaičiukas miesto toks kampe mėlynas, nelabai ryškus, o čia gal ryškesnis. Ir yra turistas, kuris turi savo koordinatę, turisto X, turisto Y, ir jis turi kažkiek pinigų ir turi kažkiek ėjimų. Taip, kas be ko, miestai dar gali būti sujungti keliais. Tai vėliau kažkada keliaujant jie gali praversti. Dabar keliavimas labai paprastas. Pažiūrim turisto. O, funkcijų čia daug. Galim kintamųjų nerodyti, tada jos tilps mums čia gražiau į ekraną. Deja, ne visai telpa. Taip. Funkcijas pagrindinė dabar, tarkim, yra, kad turistas judėtų, mes spaudžiam klavišus, klaviatūros. Tai yra key pressed funkcija. Važiuok, nenori važiuoti. Taip. Na, paieškom tos key pressed funkcijos tokiu būdu tada. Štai. Ir joje nurodyta, kad, na, žiūrint, ką spaudžiam, jo koordinatė tinkamai keičiasi. Ir jeigu pamato, kad jis pajudėjo iš vietos, reiškia, kažkuri koordinatė nebelygi ankstesniai, tada įvyksta funkcija, kuri, reiškia, kažkaip įvertina, kas nutinka, kai turistas pajuda. Tourist move. Jis pačioj pabaigoj ir jinai bus reikalinga kažkuriam pirmam punkte. Čia yra paaiškinta, kad ėjimų sumažėja, pinigų irgi vienetų sumažėja ir, kaip matote, yra 3 skirtingi objektai. Yra toks ale miestas, ten toks pastatukas, yra ale cirkas, tai pramogos, ir ale kalnai, tai darbo vieta, kur galima kalnakasybą užsiimti, aukso rasti gal, arba kokią nors titnago, ar bent jau geležies. Taip, tai jeigu ateini pramogas, tai tau pinigai dar papildomai dviejais sumažėja. O jeigu dirbi, tai užsikali pinigų. Gerai. Įdomus tai, kad momentas, kad paspaudęs skaičiuką 1, 2 arba 3, aš galiu pastatyti naują
miestą ar dar ką nors. Vat, pavyzdžiui, čia kokią nors Ignaliną. Tikšt, ar Visaginas. Oi, ne čia, paspaudė, atsiprašau. Pasijungiam klaviatūrą. Taip. Tarkim, su pele užeinu ant kažkokio langelio ir paspaudžiu. Taip, vienas atsiranda miestukas, 2 atsiras kalnai kokie nors. Va, čia ant kalnų specialiai ir dedu. O 3 atsiranda pramogos. Pramogos yra šiais laikais visur. Tai ir dėlioti galima. Taip. Na ir dabar gal dar kažką norim parodyti. Taip, užduotis. Jums faktiškai to, ką papasakojau, jau orientacijai turėtų užtekti. Taip, pirmas padaryti, kad nuėjus į kalnus, taigi, kai aš čia keliauju, nueinu į kalnus dirbti, matot, pinigų atsiranda. Man į 18, ėjimai dėja baigėsi, na, paleisim per naują. Bet esmė, kad kalnuose dirbant, juos mes nukasam ir jų nebelieka. Tai reikės taip ir padaryti. O, kažką jau pridirbau. Aš čia kažką. Ctrl Z. Gerai. Tai jau atsiras. Galite pasižiūrėti, kokios iš viso funkcijos yra. Taip. Tai dabar, jeigu nueisim į kalnus, matot, pinigų atsirado daugiau, 21. Paskui aš vėl iš jų išeinu ir vėl pas juos nueinu. Už kiekvieną ėjimą numinusuoja po truputį, bet už kalnus atėjimą prideda 5. O jeigu ateinam į pramogas, nedėjom, baigęs vėl ėjimai. Taip, jeigu daitume į pramogas, tai pinigų stipriau numinusuotų. Dabar pažiūrim dar, kodėl čia tiek daug funkcijų. Dalis iš jų yra vadinamas draw. Draw čia, draw čia, draw. Taip. Kažkodėl man šitas priedas šiandien dabar nelabai veikia, bet aš atsimenu, kur tai yra. Taip, draw funkcija užtat labai gražiai atrodo. Iš pradžių nupiešiamas tinklelis. O tiesiog toks čiukšt. Tada nupiešiami keliai. Grafas yra keliai. Kad jie būtų ant viršaus objektų. Tada piešiama lenta. Lenta tai esmė yra išdėstymas tų objektų, elementų, kuriuos aš čia galiu. Vėl paspaudžiau net čia. Ctrl Z. Taip. Čia galiu pridėti. Tai tie visi yra objektai lentos. Ir pabaigoje nupiešiamas mūsų turistas. Ir dar papildoma informacija čia. Apie ką? Apie tai, kur esame. Mouse X ir Mouse Y yra originalūs, o šita funkcija labai paprasta iš tikrųjų. Jinai paverčia X į langelį, stulpelį matricoje, ir Y paverčia irgi į matricos eilutę. Taip. Tai prašau sėkmės, pasibandykite. Taip, ir iškart galėsite paklausti, kas buvo nelabai aišku per pamoką klasėje, o prie kompo, kaip visada, dirbsim rimtai. Taip, dar peržiūriu trumpai funkcijas, gal kažką nepasakiau. O pažiūrė funkcija sujung, kuri jums iš karto bus jau nurodo, kurį miestą su kuriuo sujungti. Ir viduje jinai pasirūpina, paskaičiuoja, kad ta linija būtų iš langelio vidurio į langelio vidurį. Taip. Ir čia viskas maždaug gaunasi. Turistas keliauja. Taip. Funkcijos, kurios reikalingos užduočiai atlikti, yra pačiam programos gale. Taip. Ir dar trumpai norėjau parodyti. Kažkur pasislėpė. Taip, va, funkcijos, kurios paverčia iš koordinatės į langelį, labai paprastai tiesiog padalina. Ir dėl to, kad numeruojama matricoje nuo 0, kaip ir masyvose, tai labai gerai gaunasi. Dalyba iškart suapvalinama žemyn ir ten viskas taip suskaičiuojamas kelintas langelis pagal turimą koordinatę, žinant langelio plotį arba aukštį. Oi, galbūt nepakcentavau svarbiausio, kad matricoje board
yra, reiškia, saugomi būtent tie elementai. Ir jeigu elementas yra, taip, kur čia jie? Taip, elemento reikšmės numeris 1 tai yra miestas, jeigu tai 2 tai yra kalnas, jeigu tai 3 tai yra cirkas. Būtent yra dvi matricos. Viena yra board, tai yra lentos matrica, kita yra keliai, tai yra jungčių tarp miestų matrica. Ir miestai dar papildomai saugomi jų koordinatės masyvuose, kad lengviau būtų pagal tai jungti kelius. Na, jau dabar viskas.